Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes vis bandome ir beje labai sėkmingai sugriauti įvairiausius mitus apie profesijas. Gamykla. Išgirdę šį žodį, jūs turbūt galvojate, jog ten kažkas labai nuobodžiai sėdi ir sukinėja vieną varžtuką arba kala tą pačią vinį visą dieną. Deja, taip nėra. Darbas gamykloje labai įdomus ir dinamiškas. Ir dar vienas klausimas, dar vienas mitas. Nejaugi kažkada vietoj žmogaus gamykloje dirbs robotai. Įsivaizduokime akimirką. Pirmą žmogų, kuris pavargęs nuo žemės kietumo, sugalvojo pasidėti akmenį po galvą arba susikalti medinį suolą. Nuo tos paprastos minties prasidėjo viena seniausių amatų istorijų – baldų gamyba. Žodis baldai kilo iš lotyniško mobilis – judamas, reiškiančio daiktą, kurį galima perkelti, kitaip nei pastatai ar sienos. Seniausi baldai Europoje – akmeninės lovos ir spintelės rastos Škotijoje. Apie 2000 metų prieš Kristų. Senovės Egiptas 3000 metų prieš Kristų garsėjo medinėmis lovomis, stalais, kėdėmis. Turtingųjų baldai buvo puošti drožiniais ir inkrustacijomis. Viduramžiais baldų gamyba buvo kuklesnė. Išpopuliarėjo drožyba, ornamentai, pradėjo kurtis amatininkų gildijos. Viena seniausių baldų gamybos technikų – pinti baldai, naudoti Egipte, Persijoje ir Romoje. Pramonės revoliucija baldus pavertė prieinamais daugeliui. Mechanizuotos staklės, obliavimo ir pjovimo įrenginiai leido gaminti greičiau ir pigiau. Lietuvoje baldų gamybos istorija oficialiai minima nuo 1579-ųjų, kai Vilniuje staliai gavo privilegiją įkurti pirmąją bendrą dirbtuvę. 20-ame amžiuje atsiradus faniruotei, laminatui, MDF plokštėms, baldai tapo dar universalesni, o dizainas modernesnis. Pristatome pirmąjį herojų. Aš Edita, Fabrika Viridis personalo skyriaus vadovė. O kas šiandien sukurs stalą, prie kurio susirinks šeima? Kas išdrož detalę, kuri taps mažytė mūsų namų istorijos dalimi? Baldų meistrų šiandien labai trūksta ir tai verčia dar labiau vertinti tuos, kurie pasirenka šį amatą. Tai ką pastebėjome darbo rinkoje, kad paskutinius metus turime investuoti labai daug patys į mokymą, nes žmonių su šitą kompetenciją ar profesiją baigta ateina pakankamai nedaug. Tai labai gerai. Tai reiškia, kad žmogus gali nebijoti, gali ateiti pas jūs, kreiptis dėl darbo vietos ir nebijoti, kad kažko nemokės. Jūs apmokote. Taip, mes esam prisitaikę įvesti bet kokios kompetencijos žmogų, tai reiškia nuo to, kuris niekada nėra dirbęs gamyboje ir iki to pačio, kuris jau yra profesionalas, dirba daug metų, bet nori plėsti savo kompetenciją per, sakykime, skirtingus darbo centrus, prisimti didesnę atsakomybę už tą patį komandą. Tai visa ta programa yra sudėliota, jinai turi skirtingus etapus, tai labai priklauso nuo to žmogaus, kuris ateina ir ko jisai pats nori. Tai moderni, aplinkai draugiška nestandartinių baldų gamykla, įsikūrusi Kaune. Čia derinamas tvarumas ir inovacijos, užtikrinamos didelės gamybos apimtis, plati baldų įvairovė, greitis bei aukšta kokybė. Fabrika Viridis ne tik kuria baldus, bet ir profesionaliai valdo projektus Lietuvoje bei užsienyje, nuo jaukių namų iki komercinių ar viešųjų erdvių. Jeigu svajoji prisiliesti prie šiuolaikinės baldų gamybos ir tapti dalimi draugiško veržlaus kolektyvo, čia tavęs laukia galimybė augti, kurti ir palikti ženklą erdvėse, kuriuose gyvens žmonių istorijos. Tai kai darbuotojas aišku, jis tik ateina ir nieko nemoka, jis mokinasi su mentoriaus priežiūra tam tikrą laiką, išmoksta tą pačią operaciją atlikti kelis kartus ir daro klaidas, kaip sakau, iš kurių mokosi, bet einant laikui jisai gali laikytis kategorijas. Mes turime skirtingų darbuotojų kėlimo kategorijas, kurias išlaikę jie pereina į aukštesnę kvalifikaciją ir su tuo gauna daugiau atsakomybės ir visai kitas darbo užduotis. Tai čia labai gerai, tai nėra taip žmogus, kad, pavyzdžiui, atėjo gamybą ir yra daug galvojančių, kad atėjau gamybą, stovėsiu prie tos linijos, darysiu tą patį darbą visą gyvenimą ir nėra čia jokių perspektyvų. Tai ką aš dabar, Edita, teisingai girdžiu, kad jeigu tu pats turi noro viduje, perspektyvų visada yra jūsų įmonėje.
Taip, mūsų pagrindinis tikslas ir buvo tikriausiai ruošiantis priimti naujus darbuotojus, tai sukurti aiškę viziją, ką jie gali pasiekti ir didinti žmogaus sąmoningumą. Nes kai tu turi viziją ir tikslą, tu tada visai kitaip žiūri tą kasdieninį, rutininį darbą, jis tampa visai kitokios motivacijos. Ir šalia viso to mes turime motivacinę sistemą, kuri kiekvieną dieną rodo darbuotojo rezultatus, jo įnešamą bendrą rezultatą į komandinį darbą, tai jisai dienos metu gali užsidirbti ir papildomą dar priedą motyvaciją. Kaip gerai, čia yra labai svarbu, ar ne? Nes aš, pavyzdžiui, irgi su amžiu einant vis labiau suprantu, kad motivacija tampa pinigai. Bet čia ne paslaptis, ar ne? Čia nėra ko slėpti, kad pinigai yra didžiulė motivacija. Visi tyrimai rodo, kad tai yra 4 vietoj. 1 vietoj vis tiek yra aplinka, žmonės, kurie yra prasmė darbo, bet 4 vietoj tai pinigai, jie yra labai svarbus, jie turi būti orus. Tai šitoje vietoje mes labai stengiamės suteikti galimybę tiems, kurie nori, tai užsidirbti. Pristatome dar vieną herojų. Sveiki, aš esu Gediminas, UAB Fabrika Viridis gamybos vadovas. Visai netrukus Gediminas paneigs seną mitą, kad baldų gamyba nuobodus darbas. Juk čia kiekviena diena tarsi kūrybos laboratorija. Medžio pluoštai tampa meno kūriniais, o net paprasčiausia lentos detalė gali pavirsti unikaliu, funkcionaliu ir stilingu baldu. Gediminai, kaip atrodo 2025-aisiais gamyboje, baldų gamyboje dirbančių žmonių diena? Šalia stovi robotas kažkoks ir viską padeda daryti? Mūsų atveju robotas šalia nestovi, ne? Mūsų inovatyvumas turbūt mūsų cecho, mūsų gamyklos tikriausiai yra diktuojamas procesų tobulinimo, ar ne, duomenų kaupimo, jų apdorojimo ir pateikimo patiem darbuotojam. Ne? Tai reiškia, mums visą tai padiktuoja verslai, kurie mes teikiame paslaugą, gamybinę paslaugą. Kadangi mes nesam serijinių baldų gamintojai, ar ne, mes veikiame pagal individualius užsakymus verslo, ar ne, tai reiškia, mes turime būti labai lankstus. Robotukai nebūna tokie lankstus. Robotam turbūt lankstumo šiek tiek trūksta, jeigu tai nėra serijinė gamyba, ar ne? Mes turime tikrai platų galimybių aprašą, kuriuo vadovaujamės to, ko jeigu reikėtų susetapinti automatizuotą liniją, greičiausiai būtų labai didelė investicija ir tokios grąžos turbūt nebūtų, kaip galima greitai pakeisti, tarkim, procesą, nurodyti įrankius, darbuotojui pakeisti ergonomiką darbo vietoje ir užtikrinti tam tikros paslaugos, kuri būtų ribota atlikimą, ar ne? Gerai, tai aš suprantu, kad to gamyboje dirbančio žmogaus diena, jinai tikrai nėra nuobodi. Jeigu jūs darote individualius užsakymus, tai ta darbo diena, jinai tokia vis naujų iššūkių, ar ne, atneša? Kaip atrodo? Tai mes stengiamės standartizuoti, ar ne, tas užduotis, jos tikrai nėra nuobodžios. Visą laiką vertinam darbuotojų universalumą, gebėjimą dirbti skirtingose darbo centruose. Tai reiškia, jisai vieną dieną gali dirbti prie vieno darbo centro, kitą dieną prie kito. Ir už pavyzdžiai? Taip, pavyzdžiai. Kokie? Taip. Darbai? Tai vieną dieną jisai geba dirbti prie gręžimo darbo centro, ar ne, kitą dieną verslo poreikis yra arba srauto sudėliotas toks poreikis, kad jisai galėtų dirbti prie pjovimo darbo centrų, ar ne, prie laminuotos plokštės pjovimo darbo centrų. Robotai baldų gamyboje nėra žmonių pamaina, jie tampa pagalbininkais. Ypač, kai kalbame apie didelius projektus, pavyzdžiui, viešbučio kambarių baldus. Modernūs įrenginiai užtikrina tikslumą ir greitį, o žmogus suteikia tai, ko negali padaryti jokia mašina – savo patirtį, kūrybiškumą ir kokybės priežiūrą. Skaitmenizuoti procesai leidžia meistrui ne tik pasakyti, ko reikia, bet ir įnešti ekspertišką žvilgsnį, paverčiant standartą tikrą vertę. Mes taip pat stengiamės užtikrinti ir tą pačią darbo aplinką, ne tik tai, kaip minėjau, ergonomiją, bet ir vėdinimą reikalingą, teisingą sistemų veikimą, vėdinimo, nutraukimo sistemų, kur palaiko tam tikrą komfortišką temperatūrą, kuri leidžia jaustis komfortiškai, ar ne? Tai kaip pavyzdys, visą laiką pas mumis ceche 21 laipsnis šilumos ir nei vasarą daugiau, nei žiemą mažiau, ar ne? Ir tai yra pakankamas komfortas tam, kad nei aktyviai judant arba
nesušalti arba nesuprakaituoti, ar ne? Kartais dėl įvairių, dėl tiekimo grandinių, dėl pakeitimų, dėl įvairių dalykų kompleksinių, kartais gamyboje tenka veikti viršvalandžių metu, tam, kad užtikrinti pažadą. Tai čia ta blogybė tik tai viena tokia. Tai aš visai sutikčiau su tokia blogybė, dirbti viršvalandžius, už kurios moka. Jo, mes stengiamės kaip verslas, stengiamės jų neturėti per daug, nes, suprantama, irgi dėl kokių priežasčių tikrai taip, nes mes, irgi turim atsiskaityti su darbuotojais. Ir ribas. Teisingas darbdavio požiūris į specialistą, aiškios karjeros galimybės ir tikri žmogui draugiški santykiai. Tai pamatai, ant kurių statomas bendras tikslas. Kai kiekvienas jaučia, kad jo darbas svarbus, kad jo balsas išgirstas, augimas skatinamas. Tuomet visa komanda žengia pirmyn kartu, siekdama rezultatų, kurie viršija individualias pastangas. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Noriu dirbti. Mes ir toliau, beje labai sėkmingai, bandome sugriauti įvairiausius mitus apie profesijas. Jau išsiaiškinome, kad baldų gamintojo profesija tikrai nėra nuobodi, o jokie robotai negali pakeisti žmogaus įžvalgumo ir kūrybiškumo. Tačiau darbuotojo motyvacija priklauso ne tik nuo atlyginimo. Mitas, kad šis darbas nuobodus, bus paneigtas tuomet, kai bus įrodyta. Dirbant atsakingoje, inovatyvioje įmonėje kasdienybė ne tik nenuvargina, bet ir įkvepia. Skatina tobulėti ir kurti tikrą vertę kiekviename balde. Pristatome dar vieną herojų. Labadiena, esu Deimantė, Fabrika Viridis kokybės ir procesų vadovė. Deimantė, tikrai neslėpkim to, kad pavyzdžiui jaunas žmogus atėjęs arba eidamas darbintis į naują įmonę turi ir savo požiūrį į gyvenimą ir turi kažkokius principus, ar ne? Aš kalbu apie tvarumą. Kad sutaptų nuomonės, kad sutaptų požiūrį į gyvenimą, tai yra labai svarbu. Požiūris į gyvenimą ir į darbą turbūt, kai sutampa, yra pats lengviausias dalykas. Dabar ateinanti naujoji karta arba tie jauni žmonės, bet tie jauni žmonės turbūt jau dabar tendencija iki 30 ir daugiau metų. Jie tikrai turi savo nuomonę apie tvarumą ir tos 3 dalis tvarumo, kas jiems jau turbūt savaime suprantama, yra aplinkos tvarumas, ekonominis tvarumas ir socialinis tvarumas. Šitas visas 3 dalis mes puikiai padengiam ir mes jas labai praktiškai suprantam. Tai suprantam taip, kad su kuo mes dirbame, kaip mes dirbame ir kas liks po mūsų. Tikrai turime ir ISO 14 000 aplinkos apsaugos vadybos standartas, jau jis pats iš savęs sako, kad mes daugelį kriterijų atitinkame, jau nekalbu apie atliekų rūšiavimą, apie saulės jėgainę ant mūsų gamyklos stogo. Visą tai mes turime ir tai ateinančiam darbuotojui yra savaime lik ir suprantama. Ir jisai nori elgiasi taip pat kaip įmonė, taip pat elgiasi ir namuose. Ekonominis saugumas irgi yra labai svarbu ir jisai svarbu tiek darbuotojui, tiek įmoniai. Įmonė irgi turi veikti tvariai, ekonomiškai stabiliai ir likti ilgoje perspektyvoje. Jeigu apie darbuotoją, aš manau, vienas iš svarbiausių šiandien dienos, ypač baldų įmoniai, baldų pramonės įmoniai, yra skaidrus atlyginimas, ar ne? Ir tas tvarumas, kuris sako, ne tik, kad šiandien aš sotus, laimingas, gerai uždirbantis, bet ir ilgalaikiai perspektyvoje. Labai tai svarbu yra. O pati aplinka, darbo aplinka, kokia ji yra? Turbūt nereikia irgi bijoti. Čia sutinka draugiškai, čia turbūt yra ir ta po darbo galbūt kažkokia tai veikla, kažkokie tai bendri siekiai dar. Ta visa įmonės kultūra labai yra orientuota į bendrystę. Mes visą laiką jau pirmą darbo dieną pasakom, kad mums yra svarbu daugiau pats žmogus negu tik tai darbo funkcija. Tai taip, jau tas pats įvedimas prasideda su kolegų palaikymu. Aišku, jie darbo aplinkoje nuolatos bendrauja, kartu valgo, pradeda susipažinti daugiau, kas liečia įmonės šventes, mes įmonės šventes kviečiam ir šeimos narius, tai kartu šeimos nariai susipažįsta tarpusavyje, vaikai pradeda draugauti kartu, tai atsiranda ir tie kažkokie tai šeimyniniai, paskui tokios šeimyninės draugystės. Turim labai daug gražių istorijų ir dabar, kai jau susitinkam per įmonės šventes, tai labai dažnai tai tampa tikrai tokios bendruomenės susitikimas, o ne tik tais atskirų darbuotojų. Priverstinis susitikimas jau būna. Taigi mitas, kad baldų gamyboje dirbti yra nuobodu, tikrai paneigtas. Čia svarbi ne tik kasdienybė ir bendravimas, bet ir žmogaus kūrybiškumas, kurio jokie robotai negali pakeisti. O dabar pristatome kitą laidos herojų. Tai ne vienas žmogus, o visa bendruomenė, kurianti pridėtinę vertę kiekvienam norinčiam mokytis ir tobulėti. Tai Kauno technologijų mokymo centras.
kurio priešakyje stovi direktorius Paulius Čepas. Jo vizija ir lyderystė veda visą bendruomenę pirmyn į naujus sprendimus, modernes studijų programas ir stiprų ryšį su darbo rinka. Šiandien čia galima studijuoti įvairias specialybės. Nuo baldų gamybos ir medžio apdirbimo, mechanikos, elektros ir automatikos iki inovatyvių technologijų, dizaino ir informacinių sistemų. Pasak direktoriaus Pauliaus Čepo, kiekviena programa orientuota į praktinius įgūdžius, kurie padeda žmogui užtikrintai žengti į profesinį kelią ir sėkmingai įgyvendinti savo tikslus. Man girdint tokios specialybės pavadinimą baldininkas, man iš karto asocijuojasi, žinai, senelis pasiėmęs plaktuką arba oblių ten, drožė kažką iš medžio. Bet šita asociacija iš tikrųjų jinai labai yra smagi, nes kiekviena darbo vieta tai yra iš tikrųjų mūsų svajonė, mūsų paveikslas, kurį mes pradedam piešti turbūt nuo vaikystės, nuo darželio, ar ne, klausydami tėvų, senelių pasakojimų, prisiminimų ir istorijų. O linksmoji viso to pusė yra, kad mes savo gyvenimo ir nuolatinio mokymosi kely tą paveikslą perpiešiam vis, kas kart. Keliaukime į patalpas, kur studentai ne tik įgyja žinių, bet ir tiesiogiai prisiliečia prie tikrųjų darbų. Tai vieta, kur teorija susitinka su realybė, o rankos ir protas dirba kartu. Kauno technologijų mokymo centro, baldų gamybos ir medienos apdirbimo sektoriniam praktiniam mokymo centre pradžia vyksta čia, kur suvažiuoja žaliavinė mediena ir paskui elementarių klasikinių įrengimų pagalba jinai yra nužievinama, supjaunama iki norimo dydžio, prireikus jinai yra obliuojama ir tada jau lenta tampa ruošiniu. Jūs kaip kvepia? Medis. Tai jeigu čia nobliuoja, bet čia rankom darbas ar yra staklės? Čia yra staklės, bet jos rankinės staklės. Žmogaus reikia? Žmogaus reikia, jo. Gerai, kas toliau? Prasme, tu nobliuojama ir kai jau tampa ruošiniu, jau tas ruošinys toliau įgauna savo paskirtį, ar jisai bus langas, ar jisai bus stogas, ar jisai bus baldas. Gerai, bet šitą reikia žinoti ir mokėti. Jūs turbūt nuo to ir pradedat, ar ne, čia mokintis tuos dalykus, gerai? Ir tai yra pradžia, nuo ko mes pradedam mokymą savo profesinio mokymo programos. Toliau jau operacijos tampa sudėtingesnės, atsiranda frezavimas, atsiranda tekinimas, atsiranda tam tikri grėžimo darbai. Nu, bet aš moteris galėčiau tikrai dirbti tos darbus? Visiškai nesunkiai. Gerai. Nes darbas nėra fiziškai sunkus. Jisai labiau galbūt reikalauja kruopštumo, kas šiuo atveju moterims ir labiau būdinga. Aš esu peckelis, aš tokia nekrapšti, tai man neišeitų. Man tada neišeitų. Čia reikia kruopščiai, ar ne? Gražiai, kiekvieną nudailinti. Tiksliai leisti. Sekančiame etape jau šiek tiek pažengę besimokantieji pereina į mokymosi procesą, kuriame jau reikalinga daugiau ir įvairesnių medžiagų. Ne tik tai medis, bet ir plokštė, ir kantas, ir įvairūs furnitūros dalykai. Technologiškai sudėtingiausia dalis yra darbas su programinio valdymo staklėmis, kur mes, pavyzdžiui, čia turime programinio valdymo staklės skirtas plokščiai pjauti, arba štai ten turim programinio valdymo staklės skirtas frezuoti, atlikti įvairius apdirbimo darbus, kurie reikalingi, bandant išgauti tam tikrą formą, ypatingą formą. Taip. Ką dabar čia gamina? Kas čia yra per staklės ir ką gamina? Šitos staklės skirtos medienoje arba plokštėje padaryti įvairiausios formos, sakykime, ar tai raštą, ar tai ertmę, ar tai brėžinį. Ir visą tai daroma kompiuterio pagalba, suvedus taip. Jeigu
aš jau sugalvočiau, kad pati noriu savo virtuvinį pasidaryti ir norėčiau mokintis. Per kiek laiko, pavyzdžiui, aš išmokčiau štai tokias programas? Tai vėlgi priklauso nuo jūsų noro, kiek jūs norėsit mokytis, bet jeigu jūs mokytis norėsite, per metus laiko mes jūs parengsim tam. Gerai. Mes labai stengiamės, kad kiekvienais metais į mūsų centrą ateitų vis daugiau šitos srities būsimųjų specialistų, tačiau prie to taip pat prisidėti turi ir verslo įmonės. Taip, jos labai gaudo tuos perliukus, kaip jūs sakote, tuos talentus ir tai yra gerai. Nes tai dar labiau patvirtina teiginį, kad ne robotas, o žmogus yra svarbiausia. Mūsų mokiniai paprastai taip ir pasiskirsto. Vieni labiau yra linkę į gamybą, į masinę gamybą ir darbą, sakykime, su konvejeriu, su programinio valdymo staklėmis. Kiti labiau linkę į individualumą, į saviraišką, savirealizaciją ir kūrybą. Tai merginos dažniau renkasi minkštų baldų projektavimą ir gamybą. Vaikinai dirba su plokšte, gamindami spintas, garderobines, virtuves. Tretieji tie, kurie išeina jau į įmonės didžiasias prie masinės baldų gamybos. Tai reiškia mitas tai, kad tai yra nuobodu. Visiškas mitas, visiška nesąmonė ir kad robotai pakeis, irgi tai yra neįmanoma, ar ne? Robotai pakeis gamybą, bet ne specialybę, ne profesiją.